Sveikučiai! Šiandien mano kamade kukurūzinis viščiukas su prieskoniniu sviestu, keptas ant tiesioginės kaitros. Šiemet atradau tokį naują kepimo būdą, kai kepama yra be jokių deflektorių ir netgi kartais be grotelių ant tiesioginės kaitros. O prieš tai esu kepęs kukurūzinį viščiuką su prieskoniniu sviestu, kuris yra labai skanus. Tai įdomu, kas bus, jeigu sujungi abu tuos būdus. Kepimui tinka, aišku, ir paprasta višta, broileris, bet jeigu yra galimybė, tai aš dažniausiai renkuosi kukurūzinį viščiuką. Man jis tiesiog yra skanesnis. Šį kartą darysiu su prieskoniniu sviestu vištieną. Tai tinka labiausiai tokiam kepimui išklotinė, kad būtų didesnis plotas, kurį galima patepti tuo prieskoniniu sviestu skaniu. Ir tam reikia tiesiog padaryti vištienos išklotinę, perpjaunant ją per nugarą. Ir galima daryti dviem būdais. Tai yra išpjauti stuburą visiškai, iš abiejų pusių reiškia pjauti stuburo, arba kaip aš šiuo atveju darau, tai yra įpjaunu tik tai iš vienos pusės ir palieku stuburą. Taip paliekant stuburą galbūt višta ir netrodo idealiai simetriška, bet lieka dar daugiau skonio nuo to bekepamo kaulo ir tiesiog mažiau darbo. Galima jį išpjauti arba neišpjauti. Dar gerai būtų nurinkti riebalus, jeigu jų yra per daug, nes kepsim tiesiogiai ant liepsnos, ant anglių ir kuo daugiau to riebalo, tuo labiau svyla viskas. Padarius vištos išklotinę, ją tiesiog pabarstau prieskoniais. Tai prieskonius naudoju standartiškai kaip visada, druska, juodi pipirai, granuliuoti česnakai ir truputis čili dribsnių. Visą vištieną tiesiog pabarstau tais prieskoniais pasidarytais. Ir svarbu, kad tų prieskonių pakliūtų ir į tas vietas, kurios yra šiek tiek paslėptos. Ir jeigu yra galimybė pamarinuoti ilgiau, tai geriausia tą būtų ir padaryti. Šaldytuve palaikius kokias 3-4 valandas būtų geresnis rezultatas. Jeigu norit, galit kepti ir iš karto. Aš šiuo atveju maždaug kepu po valandos maždaug. Kuriu kepsninę. Ir kepimo metu temperatūra bus maždaug apie 150-170 laipsnių Celsijaus priklausomai nuo to, kaip kepam. Šį kartą kepsiu nenaudodamas jokio deflektoriaus ir nulašėjimo indo, tai dedu tiesiog sistemą atvirkščiai, kad būtų kuo didesnis atstumas nuo kaitros. Ir dėsiu mažesnio kamado groteles, ant kurių po to dėsiu vištą, jau ne kartą išbandytas sėkmingai būdas. Na ir kepant vištą reikės prieskoninio sviesto. Tai galima jį pasidaryti skirtingais būdais. Yra būdas klasikinis, tai kai naudojamos tos daržovės šviežios, bet aš šį kartą naudosiu tiesiog sausus prieskonius. Tai druska, taip pat juodi pipirai, petražolės džiovintos, džiovinti česnakai ir džiovinti svogūnai. Prieskoniai iš esmės tie patys, tik tai, kad aš naudoju vietoj šviežių prieskonių džiovintus prieskonius ir tikrai nuo to nenukenčia rezultatas. O tokį sviestą galima naudoti, tepti tiesiog ant duonos, valgyti, galima ant jo kepti kiaušinienę, daryti tą, ką darot su paprastu sviestu, tik tai turi jisai daugiau skonio. Vištą dedu ant grotelių, kurios yra gerokai įkaitę, tam, kad mažiau priliptų, ir dedu ją pirmiausia ant tos pusės, kuri yra vidinė. O kad būtų šiek tiek rūkyto skonio, tai pridedu medienos pagaliuką rūkinimui. Mano kepsniniai kepant maistą tokiu būdu tiesiogiai ant anglių, geriausias būna rezultatas, kai kepsninės temperatūra yra apie 150 laipsnių, na 160-170 turbūt nedaugiau. Bet reikia tiesiog žiūrėti, kaip kepa, kad labai nesviltų iš apačios. Pirmą kartą aptepinėjus sviestu, šiek tiek pakepęs jau vištą, kai jinai truputį pasirūkina, reikėtų to sviesto per daug nedėti, nes jisai, kai pakliūna ant anglių, iš karto dega, bet nieko baisaus, galima tiesiog truputį palaukti, kol jis sudega ir tada uždaryti kepsninę. Toliau dar pakepu vištą ir kai temperatūra pasiekia maždaug apie 45 laipsnius Celsijaus, tai ją apverčiu ir apversiu tik tai vieną kartą. Jeigu kitais metodais kepant vartymas yra gerai, šiuo atveju didesnę dalį laiko turi ta višta kepti tiesiog ant tos pusės, kur yra vidinė, o po to į pabaigą ją reikėtų apversti ir kokį trečdalį laiko kepti tiesiog ant kitos pusės. Na ir toliau irgi šiek tiek aptepu tuo pačiu prieskoniniu sviestu palydytų ir leidžiu jai dar truputį pakepti, kol jinai pasiekia vidinę temperatūrą, kuri yra apie 72 laipsniai Celsijaus.
Man kepant tokiu būdu vištą užtrunka maždaug apie 1,5 valandos, tai dar priklauso ir nuo dydžio, kokio dydžio ta višta, bet kai temperatūra pasiekia apie 70-72 laipsnius Celsijaus, reikėtų ją nuimti. Galutinė temperatūra tokiu atveju pailsėjus bus apie 74 laipsnius krūtinėlėje viduje ir tai yra ideali temperatūra. Nuėmęs vištą, ją tiesiog apkloju folija ir leidžiu jai toliau pailsėti kokias 10-15 minučių, na, kiek kantrybės turit, nes šiaip jau kvapas yra nerealus, labai norisi iš karto paragauti. Manyčiau, kad toks kepimo variantas tikrai pasiteisino, tai višta gavosi gerai iškepusi, oda prikepusi ir pati višta yra gerai iškepusi, tuo pačiu išliko dar jinai sultinga ir nuo to prieskoninio sviesto turi tikrai labai ypatingą ir kvapą, ir skonį. Tai labai įdomus receptas. Višta yra vienas iš tų dalykų, kuriuos labai mėgstu kepti ir esu prikepęs jos įvairiausiais būdais. Tai šitas būdas tikrai vertas dėmesio, bent vieną kartą tikrai siūlyčiau pabandyti. Galite kepti taip kaip aš šį kartą, tai yra ant grotelių ir tiesiogiai ant anglių, arba galima kepti naudojant deflektorių, naudojant nulašėjimo indą, tai yra įprastu būdu, kaip kepama kamade dažnai. Abu variantai veikia. Gal šiuo atveju tiesiog naudojant sviestą, jeigu kepam tiesiogiai ant anglių, tai dalis jo pakliūna ant pačių anglių ir smarkiai dega. Tai vienintelis trūkumas, bet suteikia dar papildomai ir skonio. Tai siūlau pasidaryti to prieskoninio sviesto ir išsikepti tokį viščiuką. Tikrai liksit nenusivylę. Skanaus ir iki kito karto.